Brangus parapiečiai, visus jūs iš visos širdies sveikinu su titulo diena, Šventos kankinės Paraskevės diena. Ir minėdami Šventąją kankinę Paraskevę mes, aišku, prisimenam jos gyvenimą. Labai buvo taip įdomu, kad Šventoji kankinė Paraskevė gimė jau krikščioniškai šeimoje ir netgi jos tėvai, kai gimė mergaitė, tai pavadina vardu, jeigu išversti iš graikų kalbos, tai Paraskevė verčiasi kaip penktadienis. Kodėl mergaitė pavadina tokiu vardu penktadienis? Nes tėvai labai mylėjo Dievą, tėvai labai garbino Jėzaus Kristaus kančias ir vardan tos dienos, kada Jėzus Kristus kentėjo, pavadino savo vaiką. Tai netgi šitame yra toksai labai didelis ženklas, nes vis tiek mes žinome, kaip pavadinimas ir žmogaus vardas daug ką reiškia. Ir mergaitę pavadina Paraskevę ir aišku, auklė mergaitę krikščioniškai, bet Šventos Paraskevės tėvai mirė ir jie buvo gana turtingi žmonės. Ir kai tėvai mirė, tai Šventoji Paraskevė, ji visus savo turtus atidavė vargšams. Ji padėdavo kitiems žmonėms, kurie turėjo kažkokių tai problemų, palaikydavo juos, rodydama tokią savo krikščionišką dvasią, krikščionišką gyvenimą. Ir ji labai mylėjo Dievą, nes Jėzus Kristus pasakė, kad kas myli Dievą ir kas myli savo artimą, tas viską išpildo visus mano įsakymus. Taigi, Šventoji kankinė Paraskevė tapo šventąja. Kiekvienas iš žmonių, kiekvienas iš mūsų gali tapti šventuoju. Tik tai mums trūksta ryžtingumo. Nes kai pas Serafimą Saravietį paklausė, ko trūksta, kad žmogus taptų šventuoju, tai jis atsakė, žmogui trūksta ryžtingumo. Taigi, Šventoji kankinė Paraskevė jau buvo žemėje pasiruošusi ir žemėje pasiruošusi susitikti su Dievu, su Jėzu Kristumi. Ir ji visai nebijojo, kai jį kankino, nes jau galvoja apie tą susitikimą, apie tą gyvenimą danguje. Ir labai tokie gilūs žodžiai, kuriuos mes girdime kiekvieną kartą sekmadienį, tie žodžiai yra Šventos kankinės troparė, tai tokie: ateikite mano kūną kalavijais, rantykite ir ugnimi deginkite, nes aš džiaugdamasi išeinu pas savo sužadėtinį Kristų. Tai labai dažnai žmonės klausia, o kas ten per gyvenimas tenais danguje, kai mes išeisime? Ir labai dažnai žmonės klaidingai galvoja, kad ten kažkas tai panašaus į šitą žemišką gyvenimą. Gal kažkas tai kitaip, bet vis tiek labai panašu, yra kažkokie tai geri dalykai, kažkokie tai bendravimai. Bet iš tikrųjų gyvenimas, kuris yra danguje, jisai yra visai kitoks, jisai dvasinis gyvenimas. Ir tos vertybės, kurias mes turime čia žemėje, jų visai nėra danguje. Taigi, mes čia žemėje turime pasiruošti tam gyvenimui, kuris laukia kiekvieno iš mūsų danguje. Visų pirma, mes turime mokintis ir išmokti bendrauti su Dievu. Tai yra melstis, mokintis maldos, mokintis gerų dalykų ir daryti geras dalykus tam, kad mes turėtume turtą tą danguje, kuris niekas
negali sunaikinti. Nes tie darbai, krikščioniški darbai, meilės darbai, kuris žmogus daro čia žemėje, jie bus užskaityti, kai mes ateisime pas Dievą į teismą ir Jis mus teis pagal mūsų darbus. Taigi šventoji kankinė jau buvo pasiruošusi, šventoji kankinė Paraskeva jau buvo pasiruošusi tam perėjimui į kitą pasaulį. Ir ji su džiaugsmu, netgi sakydama, jūs darykit su manim ką tik norit, ten ir ugnimi deginkit, ir ten su kalavijais, bet aš einu pas savo sužadėtinį Jėzų Kristų. Taigi, brangus broliai ir seseris, mes melskimės šventai kankiniai Paraskevei tam, kad ji sustiprintų mūsų tikėjimą, kad ji duotų mums jėgų, kad ji išmoktų mylėti mūsų Dievą. Ir taip pat dėkokime šventai Paraskevei, ypač dėkokime tie žmonės, kurie yra šios parapijos parapijiečiai, už viską, ką šventoji Paraskevė mums daro, mūsų gyvenimą. Ką mes pastebim, kažko tai nepastebim, bet vis tiek dėkokime, nepamirškime taip pat ir dėkoti. Ir galima irgi, gal jūs pastebėjote, šiandien padėkoti irgi šventai Paraskevei, Dievui, kad mes turime naujas ikonas. Šventą Spiridono ir šventos kankinės Paraskevės, jos kaip tik buvo prieš šitą titulą dieną pakabintas. Taigi, ačiū Dievui už viską. Amen.